Gerai, taip, tai rekordingas pradėjo ir galim pradėti ir visą pristatymą. Tai, šiandien susirinkom ar ne pasišnekėti apie RPA, arba kitaip tariant, robotinį procesų automatizavimą, Robotic Process Automation, ar ne? Kas tai yra, kodėl to reikia ir kodėl šiai dienai tiek visos kompanijos investuoja į šitą dalyką ir ieškomi yra specialistai, kurie galėtų robotizuoti procesus. Ir, na, ar ne, mūsų šūkis, ką gali daryti tuoj, gal geriau atiduot padaryti robotui, ar ne? Nes iš esmės verslas su labai dideliu greičiu šiai dienai transformuojasi eiti į kuo daugiau standartinius procesus, kurie būtų galimi robotizuoti, o žmogų palikti tik tai sudėtingam ir proto ir intelekto reikalaujančiam darbui. Visi mechaniniai ir mažo indėlio reikalaujantis darbai turi būti automatizuoti. Taip, tai kas iš esmės yra RPA-us? RPA-us yra technologija arba vadinkim mąstymo būdas, atsiprašau, šiek tiek kamerą pasisau, mąstymo būdas, kuris leidžia kurti virtualius robotus ir juos išmokyti kartoti tam tikrus veiksmus pagal taisyklės. Šitame, aišku, sakinyje labiausiai būna žmonės užsikabina ant žodžio robotas, ar ne, tai yra ganėtinai naujovė, bet aš gal šiuo atveju ir norėčiau sukonkretinti žodinti procesai. Šiaip iš esmės automatizacijos viename kažkokiame lygyje, vienos aplikacijos, ar tai būtų Excelis, ar tai būtų, nežinau, mūsų kažkokia Revealės apskaitos sistema, SAPas, Navisionas, VX'as, Jira ar ne, kažkokios vienos aplikacijos lygiu, beveik visos šių dienų aplikacijos turi automatizacijos įrankius. Visgi, RPA-us leidžia automatizuoti ne sistemą, o procesą. Dėl to tai ir yra labai svarbi viso šito dalis. Procesas susideda, kaip ir mes, ar ne, mes kažką pasiemame Excel'yje, padarome Excel'yje, su tuo Excel'u jungiamės į mūsų apskaitos sistemą, tebūnie ar ne, Revealę, joje suvedame kažkokius duomenis, iš tų duomenų atsispausdinam PDF-ą, tą PDF-ą išsiunčiam per Outlook'ą, tada gauname iš mūsų kliento ar mūsų tiekėjo kažkokį laišką, Outlook'e tą laišką nusiskaitom, su tuo laišku jungiamės į, nežinau, Jira ar dar kažkokią kitą sistemą, joje vėl padirbame, tada einame dirbti į trečią, ir ketvirtą, ir penktą sistemą. Procesas yra išsidėstęs per daug sistemų. Ir apart API-us, joks kitas įrankis neturi galimybės automatizuoti daug skirtingų sistemų vienoje vietoje. Nes visada mes galėtume automatizuoti tik labai lokalius, mažus dalykus vienos sistemos lygmenyje, jeigu ta sistema juos turi. O dauguma sistemų, senesnių sistemų, net ne visas automatizacijas turi, arba jeigu norime susikurti automatizacijas, dažniausiai parašus programos tiekėjams pasako, per ateinančius 2 metus sukursime šitą automatizaciją, kurios prašote, prašome pervesti mums 25 tūkstančius eurų ir galbūt padarysime, kad jums automatiškai tam tikro tipo laiškai išsisiųstų, ar ne? Tai dažniausiai būna brangu, jeigu parašysim didelį įmonį, prašome sukurti galimybę automatizuotis. Todėl RPA-us šitą galimybę pritraukia daug arčiau prie žmonių ir mes galime viską pasidaryti patys. Visgi, kaip sakiau, vienas iš pagrindinių žodžių šitame sakinyje yra robotas, ar ne? Ir mes dažnai esam pratę įsivaizduoti tokius dalykus kaip fiziniai robotai, ar ne? Mechaninės rankos, mūsų robotukai siurbliai, robotukai langų valytojai, robotukai vėjapjovės, ar ne? Šiais laikais apskritai be robotų sunkiai galime ir gyventi, galima net iš tikrųjų ir elektrinį dantų šepetukai vardinti kaip robotą, ar ne? Šiai dienai tikrai robotų aplink save turime daug. Bet robotas yra nebūtinai mechaninis. Žodis robotas apibrėžia tai, kad jis atlieka kažką pagal duotas instrukcijas. Todėl kažkada automatizavę sandėlius mes supratome, kad galime automatizuoti ne tik sandėlio darbą, bet mes galime automatizuoti labai didelę kitą darbo dalį, kurią atliekame kiekvienas. Tai yra sėdėjimo ofise, ar ne? Ofise sėdint mes turime nemažai einamųjų darbų, kuriuos kartojame kas dieną, kas savaitę, kas mėnesį.
Ir turime, ar ne, vis naujų kylančių darbų, kur, na, reikia šiek tiek daugiau intelektų, daugiau pamastymo, tai tuos darbus, kurie pasikartoja, vyksta dažnai, mes sukūrėm virtualius robotus, kad jie darytų šitą darbą. Virtualūs robotai reiškia, kad robotas, na, nebūna, mes prie klaviatūros nepastatom kažkokios mechaninio žmogaus, ar ne, na, kaip čia paveikslėlis, bet iš esmės, kaip tai atrodo, tai yra į kompiuterį sudėkta programa, kurie turi taisyklės ir jeigu jūs prieitumėte prie mano kompiuterio ir mano kompiuteryje veiktų robotas, jūs matytumėt, kad fiziškai nejuda nei pelė, nei klaviatūra, bet mano ekrane, ar ne, vyksta darbas. Kaip ir lygiai toks pats darbas, kaip ir vyktų, jeigu dirbtumėt jūs. Keičiasi langai, kažkas kažką įrašinėja, kažkas spaudinas, printinasi, ar ne. Viską matom, kad vyksta, atrodo, normalus žmogus dirba kompiuteryje, nors iš tikrųjų prie kompiuterio niekas nesėdi. Tai yra virtualūs robotai. Kaip jie veikia, ar ne? Tai mes iš esmės imituojam žmogaus veiksmus. Viską, ką gali padaryti žmogus kompiuteryje, gali padaryti robotas. O žmogus gali iš tikrųjų netiek ir daug padaryti. Žmogus gali judinti pelę arba spausti klaviatūrą. Mūsų sąsaja su kompiuteriu yra tik tai šie elementai. Taip, kad žmogui šiaip jau automatizuoti kompiuteryje yra ganėtinai lengva. Tai reikia žinoti, kur tą pelę judinti ir kokius mygtukus spaudyti, ar ne? Todėl mes aprašome logiką, sakome, jeigu atsidaryk šitą sistemą, nusiskaityk pardavimų informaciją ir jeigu buvo padarytas pardavimas tokiam klientui, tada daryk kažką kitą, ar ne, nuvilk pelytę čia, paspaus šitą mygtuką ir rašyk šitą dalyką, išsiųs šitą laišką. Mes aprašom labai daug sąlygų, kaip turi vykti procesas. Ir robotai tiesiog dirba dienomis, naktimis, savaitgaliais, švenčių dienomis, kartodami tuos veiksmus. Ir panaudojamus pavyzdžiai, ar ne, pavyzdžiui, finansuose tikrai labai dažnai įmonės dėgiasi robotus, kadangi finansai yra labai pakartotinio darbo sfera, kai reikia išrašinėti sąskaitas arba apskritai privedinėti sąskaitas į mūsų sistemą, klientų aptarnavimas, elektroninių laiškų atskaitomas, personalo valdymas, vėlgi, ko gero, teko susidurti, kiek naujų dalykų reikia suvesti į sistemą, kai ateina naujas žmogus į įmonę. Reikia tabelį, reikia etatą, reikia pareigybę, reikia visus leidimus privesti, reikia atspausdinti kažką ar ne, reikia išsiųsti laišką, reikia prisijungti prie Sodros, prie VMI ir taip toliau. Yra labai daug pakartotinių veiksmų, kuriuos žmonės daro. Lygiai taip pat, kai mes nueiname, pavyzdžiui, į sodrą ir į pačią VMI fiziškai ir matome, kad paduodame žmogui dokumentą ir tas sodros ar VMI darbuotojas, jisai ten kokias 10 minučių kažką spaudinėja ekrane. Ten yra labai daug varnelių uždėjimų, atsižymėjimų ir taip toliau. Tai yra bendriniai veiksmai, kuriuos turi žmogus atlikti. Dar vienas labai geras pavyzdys, kur yra naudojami robotai. Žinau, kad su šita technologija konkrečiai yra apdorojamos baudos už greičio viršymą. Ar ne? Seniau būdavo mums įprasta, kad baudas už greičio viršymą gaudavome po 8 mėnesių, po metų netgi būdavo atveju. Dabar Lietuvos policija susidiegusi šitos technologijos, kurią pristatinėsiu UiPath robotus, iš esmės visas baudas patikrina per sistemas, išrašo dokumentus, visus protokolus išrašo ar ne, ir tai galų gale išsiunčia, kad pasirašinėtų automatiškai ir nebereikia kiekvienai baudai, kuri kainuoja po, nežinau, 15, po 20 eurų, kad sėdėtų prie jo žmogus ir viską išrašinėtų ar ne per visas sistemas rankomis. Tai yra pakartotinis darbas. Ir tada kyla klausimas, ar ne? Na tai kur yra skirtumas tarp roboto ir žmogaus? Ar robotas pakeis mus kaip žmonės? Tai ir klausimas, ar ne, kas mes norime būti darbe? Ar mes norime būti žmogus spausdintuvas, ar mes norime būti žmogus idėja? Nes mūsų atlyginimo didžioji dalis priklauso nuo to, kiek mes esam kūrybingi, kiek mes galim įnešti naujo kažko į darbą. Žmogus, kuris sugeba įnešti idėjas, gauna didelį atlyginimą. Jeigu pagalvoti, visi vadovai įmonės yra žmonės, kurie mažai dirba žmogum spausdintuvu ir jų visas darbas yra būti žmogumi idėja.
o žmogus spausdintuvas dažniausiai šiaip jau dirba už minimumą ir jo darbas tiesiog, kad ne, atlikti techninį veiksmą. Todėl, kuo daugiau savo žmogaus spausdintuvo darbų atiduosime robotui, tuo daugiau laiko galėsime būti naudingi įmoniai ir apskritai mėgautis savo darbu, todėl kad galėsim kurti kažką naujo, o ne tiesiog suvedinėti tas lietuviškas toks išreiškimas belsti į sistemą, ar ne? Tai todėl reikia robotų. Šiaip iš esmės pasaulyje yra pastebima, kad vis daugėja hibridinių darbo vietų. Tai yra vietos, kuriuose dirba tiek žmogus, tiek robotas. Mes mokysime šito kurso metu, kaip kurti robotus, kurie padaro kažkokį darbą ir tada užduoda klausimą žmogui, ką daryti toliau. Pavyzdžiui, susidūrė su nežinoma situacija arba, arba reikia ar ne patvirtinimo, pavyzdžiui, kaip baudos išrašymo atveju, ar ne, baudos išrašymas yra labai aukšto svarbumo dokumentas. Ir galbūt robotas gali paruošti tą baudą, bet patvirtinti turi žmogus. Tai yra hibridinė darbo vieta. Dirba žmogus ir robotas. Ir matoma tikrai tendencija, kad po 10 metų žmonės nemokėdami dirbti kartu su robotais darbo vietoje bus išstumti iš darbo rinkos, todėl kad bet kokiu atveju žmogus negali dirbti tokiu pagreičiu, kaip dirba sistema. Žmogaus indėlis yra intelektas, o ne greitis. Greitis ir nepavargimas yra roboto indėlis. Ir jau šiai dienai matome, ateinant su AI, nemažai įmonių sako, jeigu jūs nemokate naudotis AI, kas iš esmės yra optimizavimo įrankis, yra žmonės tiesiog atleidinėjami visame pasaulyje, nes nepristaiko prie rinkos. Lygiai taip pat yra mokėjimas dirbti kartu su robotais. Ir čia toks posakis, ar ne, kad kompiuteriai yra be proto greiti ir tikslus, tačiau kvaili. Žmonės yra be proto lėti, tačiau lėti ir netikslus, tačiau genialūs. Todėl tik kartu jie dirba virš įsivaizdavimo ribų, ar ne, mes turime pritaikyti tai, ką atnešame geriausiai į procesą. Žmogaus indėlis tikrai nėra rutininių darbų atlikimas. Žmogaus indėlis yra intelektas. Taip, ir kodėl verta taikyti RPA, ar ne? Tai pasikartojančių užduočių automatizavimas, kaip ir savaime aišku, padidintas žmonių darbo efektyvumas. Neretai vienas žmogus turi 1, 2, 3, 4 robotus aplink save, kaip mažuosius, vėlgi lietuviškas įsireiškimas, pimpačkiukus, ar ne? Kurie tie robotukai atiduoda rezultatą kažkokį žmogui ir žmogus gali padaryti per dieną 2, 3, 4, 5 kartus daugiau, nes paprastos situacijos yra apdorojamos robotų, o neeilinės situacijos yra apdorojamos žmonių. Sumažėja darbo kaštai, ar ne, taip robotai bet kokiu atveju taupo įmoniai pinigus. Nulūžusio proceso peržiūra, tai yra tai, kad dažnai įmonė susikuria procesą ir jį žmogus dirba 10 metų ir po 10 metų mes ateinam, sakom, padarysim čia robotą ir peržiūrim procesą ir žiūrim, kad ten iš tikrųjų tiek klaidų, tam procesui ir tiek nereikalingų dalykų, bet niekas niekada jo nežiūrėdavo. Todėl labai gerai robotistai, nes mes peržiūrim procesus ir sakom, klausykit, šitą gal išmetam iš procesų, šitą nebereikia, šitą galima daryti geriau. Ir mes optimizuojam. Padidinta sauga ir tikslumas, ar ne? Tai, kad mes su robotais neklystame, robotas daro idealiai tai, kas pasakyta. Žmogus, kaip bebūtų, daro daug klaidų. Žmogus vesdamas į apskaitą, vėlgi visi mes galvojame, kad ne mes tai padarome, bet praktika rodo taip, kad žmogus labai dažnai užpaėmuoja netikslius skaičius, ne ten padeda kablelį, po to buhalteris kitoje vietoje turi taisyti klaidas, žmogus neužmiršta varnelį uždėti, žmogus užmiršta ar ne įrašyti kokią nors reikšmę, po to skambiname, kodėl man ar ne kažkas neįvyko. Tai robotai klaidų nedaro, robotai daro tai, kas yra pasakyta. Ar ne? Ir padidinta sauga ir tikslumas. Ir tikslesnė duomenų analizė. Nes robotai iš esmės, kaip mes kuriame robotus, jie seka, ką daro, jie daro vaizdo įrašus,
jie įsirašinėja savo į atmintį ir tada galima turėti labai tikslą atsakomumą, kada kas įvyko. Jeigu įvyko kažkokia klaida ir jūs nueisite pas žmogų, pas savo buhalterį, nežinau, Ireną, ir sakysite, Ireno, kas čia buvo? Irenas sakys, nežinau, prieš 2 savaitės dariau, užmiršau jau. Robotai dažniausiai turi duomenų bazės, atmintį ir galima pasitraukti, pasižiūrėti, kas iš tikrųjų ten buvo. Yra daug tiksliau ir galima atsekti kažkokius tai įvykusius nenumatytus atvejus. A, Taip, kada turėtume automatizuoti? RPA konkrečiai yra technologija, kuri atliekama tik kompiuteriu. Jeigu turite darbą, kuris atliekamas pilnai kompiuteriu, jau nebesvarbu, kokioje programoje, galbūt atliekama pasaulinėje programoje SAP, interneto svetainėse, nesvarbu, kokią naršyklę Chrome, Edge, Mozilla naudosit, galbūt tai atliekama, nežinau, Word'e, Excel'yje, duomenų bazės lygio. Galbūt tai atliekama aplikacija, kurią turi tik jūs, jūsų kompiuterį, nes jūs ją kūrėte ir niekas daugiau pasaulyje neturi tokios aplikacijos, robotai vis tiek mokės joje dirbti tol, kol darbas bus atliekamas kompiuteriu. Jeigu jums reikia, kad robotas atspausdintų sąskaitą ir tą sąskaitą fiziškai kaip popieriaus lapą nuneštų žmogui, čia yra ne RPA technologija ar ne, mes išeiname iš kompiuterio rėmų. RPA yra technologija, kuri yra dirbama tik kompiuteryje. Jau nesvarbu per kiek sistemų. Aiškiai standartizuota proceso eiga. Labai didelis mūsų darbas yra šnekėti su klientais ir sakyti, kokia čia yra taisyklė. Negali būti taisyklių, kaip sakome, išrašyk šitam klientui sąskaitą, o pagal ką išrašyti, nu, mes čia pačiu sugalvojom. Ne, būna sėdima su žmogumi ir kodėl sugalvojom. Kas jumis paskatino sugalvoti ir priimti tokį sprendimą? Kokia yra taisyklė? Turime išsiaiškinti absoliučiai visą proceso eigą iki menkiausios taisyklės, kokią robotui reikia priimti. Proceso eiga ir taisyklės keičiasi retai, procesai keičiasi natūralu, bet tiesiog, sakome, jeigu procesas nesikeis bent jau, pusmetį, metus, tai normalu, bet jeigu sako, žinokit, mes kiekvieną mėnesį išrašinėjom kitaip sąskaitas, aš robotą sukurti galiu, bet įmonėje tai neapsimoka, kad aš kas mėnesį jį taisysiu, ar ne? Proceso eiga turėtų keistis retai. Mūsų idealiame variante aš sukuriu robotą ir jis 10 metų dirba patiliukai savo kamputyje ir užrašinėja sąskaitas ir niekam prie jo nereikia eiti. Čia yra visų darbdavių ir darbuotojų svajonė. Kartais tikrai tokių procesų būna. Visgi, kaip ir kiekviena technologija, trūkumai ir privalumai. Privalumai. Greitis. Greitis ne pats roboto greitis, nes turit suprasti, ar ne, robotas iš esmės dirba kompiuterį. Nuo to, kad dirba robotas, jum greičiau naršyklė neužsikraus, jum greičiau programa neužsikraus. Ar ne? Robotas, kaip ir žmogus, laukia programų užsikrovimo. Tai greitis čia yra daugiau per tai, kad robotai apskritai programuojasi labai greitai. Tai yra labai paprastai, supaprastinta technologija. Dėl to galima žmogų išmokyti robotą kurti, kad ir kaip mūsų atveju, per labai trumpą laiką. Kaina minimalios pradinės investicijos, ar ne, tikrai galim pradėti nuo vieno robotuko, nereikia paruošti kažkaip ypatingai sistemos, iš esmės mažesnės įmonės gali net nemokamai pradėti. Paprastumais tai yra naujo lygio technologija, kurioje nereikia žinoti tiek kodo. Trūkumai, klaidų stebėjimas, ar ne? Jeigu jūs nepasidarysit ataskaitų ir robotas kažkaip dirbs, bet jūs kaip programuotojas paliksite tame kode klaidų ir jų niekada neperžiūrėsite, robotas pats nesugalvos, kad reikia pasitikrinti, ar klaidų nedarė. Ar ne? Ir jūs galite palikti tą robotą, sukūrėt, sakot, aš manau, kad robotas veikia gerai, padėjot gydytis 10 metų dirba, bet pasirodęs 10 metų dirba blogai, nes jūs blogai procesą aprašėte. Taip, kad klaidų stebėjimas turi būti paruoštas, suprogramuotas ar ne ir numatytas, kad pasižiūrėtų, ar viskas vyksta gerai. Rizikos valdymas lygiai per taip pat, ar ne, jeigu padedam robotui ir užmirštam, ar mes valdome riziką. Ir sistemų palaikymas, ar ne, nes robotas veikia tiek gerai, kiek veikia visos sistemos. Jeigu man reikia jungtis prie naršyklės, robotui privalo veikti naršyklė.
privalo būti internetas. Jeigu reikia jungtis prie sistemos, turi veikti slaptažodžiai. A, Kiekviena sistema turi būti sukonfigūruota ir paruošta darbui. Lygiai taip pat kaip ir žmogui. Jeigu jūs ateinate į darbą, jūsų darbas yra, nežinau, buhalterijoje ir jums pasako šiandien, žinokit, šiandien jūs kompiuterio neturėsit, kompiuteris šiandien taisomas, bet prašau atlikti savo darbą. Taip ir robotas. Tada sakys, o tai ką man dirbti, jeigu aš negaliu dirbti, ar ne? Robotas lygiai kaip žmogus yra priklausomas nuo sistemų, kad jos veiktų teisingai. Daug jau daugiau studentų pasijungia, jeigu ką, ar ne, pristatymo gale atsakysiu klausimus. Jeigu turite klausimus, iškart rašykite į chatą ir prie tų klausimų grįšiu. Okay? Tai, tai manau, kad iki šitos vietos, kaip ir aš žvelgiam, kodėl robotų reikia. Robotai iš esmės yra automatizavimas. Visas pasaulis šiai dienai yra pašėlęs dėl automatizavimo, nes tai nešė AI-jaus arba dirbtinio intelekto banga. Tiesa, AI-jus nėra automatizavimo įrankis, jisai ne šiuo momentu skirtas, nei apskritai skirtas automatizavimui. Bet dabar žmonės labai ieško, kaip iš AI-jaus ištraukti bent kažkokią naudą, automatizuojant procesus. Ar ne, tai RPA-jus tą dalyką atlieka puikiai. Mes po to pamatysim, kaip siejasi RPA su AI-jum. Suprantam, kad to reikia, suprantam, ką tą daro. Jeigu reiktų pavyzdžių, tikrai žinau, Lietuvos policija, Kauno keliai, Ignitis, UAB senukai, Telija, Kauno grūdai berods, didžiosios įmonės Maximos, Sebai, Svedai, Continentalai, visi diegiasi šitos technologijos robotus. Bet kuri įmonė didesnė šitos robotus turi suformuotas komandas ir jų resursų naudojasi, kad supaprastintų procesus. Ok, šiuo momentu suvokiam, robotų reikia, bet kaip juos kurti? O tam ir yra mūsų kursas, ar ne? Sakom, pati pirma idėja išgirdus tą robotizaciją, kažkiek čia sudėtingai skamba, atrodo, kad rašysim daug kodo, reikia daug visko išmokti, ar ne, kaip, na, per filmus rodo, ar ne, čia ekranai šokinėja, tik tai viską kažką darom, ar ne, ir labai aukštas barjeras išmokti tą daryti. Iš tikrųjų, ne, nes robotai dėl to ir yra tokia technologija, aš šiek tiek sustabdysiu šitą, tokia technologija, kad yra viskas supaprastinti. Kaip mėgstu juokauti, jeigu mano mama paklausia, už ką aš gaunu pinigus, aš sakau, aš tiesiog žaidžiu Lego su kompiuteriu. Aš stumdau blokus ir juos sujunginėju rodyklėm, ar ne? Kaip Lego. Ir kodo čia reikia labai labai minimaliai. Pavyzdžiui, jeigu turėtumėm procesą, kur sakom, ar ne, atsikeli startas, procesas prasideda, atsikeliam ryte, išeinam į darbą, bet iš tikrųjų norime pasitikrinti, kad galbūt čia yra grinai taip, kaip robotus kuriame šito kurso metu, tokioje programoje. Norime pasitikrinti, ar turime atostogų, jau išėję tą darbą, ar ne, galbūt nebenorime dirbti, norime atostogų. Visgi sakome, kad jeigu false, jeigu atostogų neturime, einam ir dirbam toliau, kol tų atostogų turėsim. Visgi, jeigu pasakome, kad atostogų turime, tada einame į www.novaturas.lt ir nuėję į šitą svetainę, pasirinkime type into, įrašyti, bloką, sakome, kur įrašyti, čia šiek tiek praleisiu, nes reikia slapukus išjungti. Taip, sakome, įrašykime į šitą lauką, mes tiesiog su pelyte paklikiname, sakome, į šitą lauką, noriu įrašyti. Kompiuteris pats pasigauna visus atributus, ką reikia, sako, ok, supratau, į šitą lauką norėsi įrašyti, ką nori įrašyti. Sakau, įrašom į šitą lauką balis. Ir tada dar įsidedame vieną activity, vieną veiksmo bloką. Sakome, po to, kai įrašys šitą, paspausk ir sakome, kur paspausk, sakome, paspausk ant mygtuko paieška. Kompiuteris pats nusiskaito visus atributus ir supranta, kaip tą mygtuką sekantį kartą atrasti. Ir tokiu atveju turime robotuką, ar ne, kuris
bando mum ieškoti atostogų planų. Kaip matot, kodo čia yra minimaliai. Reikia pažinti veiksmų blokus, mes kurso metu mokomės, kaip tą daryti, bet iš esmės nėra to tokio kodo rašymo 10 tūkstančių eilučių ar ne, ir visą procesą skaityti yra paprasta, nes tai yra schemos principų padarytas veikimas. Čia tiesa irgi dar kitas pavyzdys, kur tikrinam gautus laiškus ar ne, ir irgi matosi, gaunam laišką, tada patikrinam, ar geras mailas, ar teisinga data ir perdodam į SAP ar ne. Labai aiški schema, dažnai aš kaip robotų programuotojas, kai manęs verslo žmogus paklausia, kaip čia robotas veikia, kaip jo šita dalis veikia, aš tiesiog nufotografuoju kodą ir nusinčiu žmogui ir sakau, va, taip veikia. Standartinio kodo įrankiais mes to padaryti negalėtumėm, nes, na, paprastas verslo žmogus kodo nemoka skaityti. Robotuose be problemų. Um, taip. Bet iš esmės ir kursų metu, ką mes peržiūrim, turėtume skirstyti rolės, arba bent jau rolės, kurias mokomės, šiek tiek gal mano kamera nelabai vietoj matosi. A, Turėtume skirstyti rolės į analitiką, architektą ir developerį. Analitikas yra žmogus, kuris eina pas verslo žmogų ir sako, klausyk, man paaiškink, kaip šitas procesas vyksta ar ne. Ir jis bando išgauti visas tas taisyklės. Architektas galvoja, gerai, aš žinau, kaip verslas nori, kad vyktų, ir aš žinau, kaip programuotojas galėtų suprogramuoti. Man reikia suderinti geriausiai iš šitų abiejų pasaulių. O developeris sako, man architektas pasakė, kad reikia suprogramuoti taip, aš tada atsidarau mūsų įrankį ir suprogramuoju šitą procesą, šitą robotuką, padarau, kad jis kartotų tuos veiksmus, kaip verslo žmogus reikalavo. Akcentas tikrai pas mus yra kurse į developerį, bet tikrai stengiuosi paminėti kiek įmanoma daugiau iš analitiko ir architekto rolės. Bet iš esmės mes mokomės programuoti robotus. Ir čia kaip siejasi automatizacija kaip siejasi RPA-jus su kitais įrankiais. Ne, tai RPA-jus šiaip jau sugeba apimti viską, kas dirbė su Excelio makrosais. Mes labai puikiai robotuose naudojame Excelio makrosus, robotas gali juos iššaukti, robotas gali iš jų rezultatus gauti, juos vykdyti. Kas žino integracijas API-jus, robotas labai puikiai siuntinėja ir gauna integracijų kolus. Jeigu reikia, robotas gali panaudoti dirbtinio intelekto įrankius, pasiklausti ChatGPT, ar ne, nežinau, suformuoti paveikslėlį. Tikrai gali labai puikiai tą dalyką pasikviesti ir robotas taip pat gali ir pasišaukti žmogų. Turiu labai gerą pavyzdį. Kai ofise reikėjo žmogaus pasikviesti pagalbos, nes, sako, jeigu su tokia situacija susiduria robotas, prašau padaryti, kad robotas mumis iškviestų ir mes tada pažiūrėsim, nes ten kažką blogai žmogus padarė, kad robotas tokią situaciją gavo. Ir padarėm robotą, kuris ten padaro visą raudoną ekraną, ten tokia animacija, robotas šoka, panikuoja ir po to dar trūko dalyko. Sako, mums reikia garso, tai uždėjau Karibų piratus, kad pradėtų groti. Tai jau ten, kai ta situacija kyla, tai ten visas ofisas skamba, nes jau ten bloga situacija ir žmogau, prašau, prieik sutvarkyk, nes čia kažkur kažkas kažką blogai padarė ir tai negali būti. Ar ne? Tai mes į roboto veiksmų seką galim jungti žmogų ir po to žmogus atlieka su veiksmus, jis ten pataiso ir sako, gerai, robote, dabar aš pataisiau, prašau, eik dirbti toliau. Ir sako, gerai, ačiū žmogau, aš einu toliau, tęsiu savo darbą. Žmogus irgi gali būti RPA-jaus komponentas. Mes visas technologijas, ką atliekame kompiuterį, labai puikiai įjungiame į RPA-jaus veiksmų seką. Taip. Ir iš esmės kurso turinys, kuo mes užsiimsim. Iš pradžių mes susipažinsim su RPA sistemomis. Pagrindinis dalykas, ką mokysimės, yra UiPath sistema. UiPath'as yra daugiametis rinkos lyderis. Šiek tiek konkuruojantis su Automation Anywhere, tai yra artimiausias jo konkurentas.
Microsoftas bando įeiti į rinką, bet šiek tiek netikiu jų įrankiu. Na, bet UiPath'o, jeigu pasižiūrėt visus darbo skelbimus, iš esmės yra UiPath'o darbo skelbimai. Ir UiPath'as yra vienas didžiausių Europos startuolių. Europoje turėjom Spotify'ų, Europoje turėjome Skype'ą. UiPath'as yra mūsų didžiausias Europos unicornas. Jis vertintas multimilijardais ir dabar yra įsikūręs Amerikoje, bet šiaip jau kilęs iš Europos. Mokysimės UiPath'o įrankių. UiPath Task Capture, Studio, Orchestratoriaus, apžiūrėsim forumą ir akademiją. Tai Studio yra tas įrankis, kur mes kursime robotus, ar ne? Tai yra mūsų pagrindinė darbo aplinka. Mokysimės, kokie yra aktyvičiai, iš esmės, kokie yra parametrai, kaip su ta programa elgtis. Lygiai tas pats, ar ne, kaip ir būtų Excelis. Ir jūs mokytumės, kaip elgtis su Exceliu, kuris mygtukas ką daro ir bandytumėm kurti projektus. Tiesa, šitoje vietoje iškart galiu paminėti, kursas mūsų be abejo yra lietuvių kalboje, tačiau pačios programos yra angliškos. Tikrai kurso metu išversiu, ne problema, bet minimalus anglų kalbos žinojimas tam, kad suprasti pačią programą yra būtinas. Programa verčiasi į ten berods turkų, prancūzų, rusų kalbas, bet lietuvių tikrai nėra. Tai va, minimalus anglų kalbos žinojimas yra privalomas. Bet šiaip tikrai visi atsakymai bus pateikti lietuviškai. Taip, Studio Pro dar vienas toks supaprastintas įrankis parodysiu, bet tiesa, prie jo labai nesidėsim, bet čia yra, na, jau maksimaliai paprastas robotizavimo įrankis. Orchestratorius. Orchestratorius yra tai, kai mes turime šimtus robotų, pavyzdžiui, Telia daro kasmetinį robotizacijos specialistų susitikimą ir Telia turi apie 500 robotų ir tuos 500 pimpačkiukų reikia valdyti, kam kada dirbti, ant kurio kompiuterio, kurio darbo prioritetinis, kad tas greičiau sudirbo, šitas tau keliai. Orchestratorius yra robotų valdymo įrankis, kuris nusprendžia, kam kada dirbti ir kiek laiko dirbti. Process miningas yra įrankis, kurį Ignitis berods dėgiasi. Tai susidiegus process miningą galima stebėti įmonės procesus ir pasižiūrėti, kurioje vietoje reikia robotukų. Process miningą aš papasakosiu kurso metu, bet nemokamos licenzijos nėra, todėl visiškai nepabandysime. Ir apskritai, process miningo dėgymas įmonėje yra ne vienų metų projektas, kad įdėkti tokį milžinišką įrankį kaip process miningas, kuris stebėtų visą sistemą. Document understanding, nuostabiai robotai yra naudojami sąskaitų faktūrų nuskaitimui, ar ne? Tai yra UiPath'o modulis, kuris padeda nuskaityti sąskaitas faktūras, struktūrizuoti duomenis. Chatbotai, su UiPath'u galima puikiai kurti chatbotus. Action Centeris, vėlgi sistema, kurioje galima apžvelgti, kaip dirba robotas su žmogumi, perduoti darbą žmogui, žmogus perduoti darbą robotui, visą grandinę palaikyti. Task Capture'as, nuo to prasideda mūsų kursas, šiaip jau iš esmės braižysime schemas, žiūrėsime, kaip vyksta procesai, ką reikia neužmiršti, kokie žingsniai turi būti padaryti. Taip. UiPath Academy iš esmės yra nemokama UiPath platforma, kurioje galima mokytis. Aš iš karto pasakau šitoje vietoje. Šiais laikais viskas yra internete. UiPath Academy irgi yra struktūrizuota vieta, kur yra informacija. Jūsų šito kurso prioritetas yra tai, kad jūs galite pasiklausti mūsų kaip lektorių, ar ne, ir mes galime šiek tiek pritaikyti kursą prie jūsų poreikių. Bet iš esmės viskas, informaciją galima rasti ir UiPath Academy. Kitas dalykas, kur galima rasti informaciją, yra UiPath Forum. UiPath Forum yra labai išdirbta aplinka, kur žmonės tikrai kiekvieną jūsų klausimą, jeigu sakot, nežinau, kaip padaryti kažką, atsakys apie pusvalandį per valandą tikrai. Šitą dalyką irgi išmoksim ir naudosim labai daug kurse. UiPath licenzijų kainos, čia gal mažiau aktualu kurse, bet yra licenzijos mum kaip mokymos tikslais ir jum kaip asmeniniais tikslais namuose kurtis robotus, robotai yra nemokami.
šitos licenzijos yra aktualios tik tai įmonė. Ar ne? Taip, į procesą gal dabar nežiūrėsime, bet dar ką noriu paminėti, tai projektus. Šitoje vietoje, ne? Iš esmės, kurse mes užsiemame kažkokių projektų kūrimu, stengiuosi viską apibendrinti, kad iš to galėtumėm sukurti kažkokį veikiantį robotą. Ir geriausias mokymasis yra žaidimai, ar ne? Todėl mūsų ir projektukai prasideda nuo žaidybinių elementų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų, nuo ko pradeda mokytis, vėlgi, dabar jau į vieną kursą įlendam, tai mes vis tiek turėsim išmokti programavimo pagrindų. Turėsim išmokti, kas yra kintamieji, turėsim išmokti, kas yra while loopai, for each loopai, arba ciklai lietuviškai. Turėsim išmokti, kas yra logic gate'ai, and orai. Tai jūs šitame kurse bet kokiu atveju išmoksit pagrindų, kurie bus naudojami visose programavimo kalbose. Atėję net nuo nulio, aš jūs supažindinsiu su tais dalykais, su kuriuos galėsite išnešti į bet kurią programavimo kalbą, į bet kurį programavimo įrankį. Todėl ir UiPath'e iš esmės tokių dalykų reikia. Ir žaidimas atspėk skaičių labai puikiai supažindina, kas yra kintamaisiais. Čia reikia priimti sprendimus, nes reikia priimti sprendimą, ar žmogus atspėjo skaičių, ar jam dar užtenka spėjimų likusių, ar net ten iš 5 kartų berods turi atspėti. Ir ar žmogus laimėjo ar nelaimėjo, ar ne, ar jis atspėjo tą skaičių, ar jam baigėsi spėjimų kartai. Ir pavyzdžiui, priklausomai nuo jūsų asmeninių programavimo žinių, jūs galėtumėte pagalvoti, kaip atrodytų kodas arba logika, kurį vykdytų šitokias sąlygas. Robotas sugalvoja skaičių nuo 1 iki 10, atsitiktinį kiekvieną kartą vis naują. Žmogus turi 5 bandymus atspėti skaičių. Robotas informuoja, ar žmogus laimėjo ar nelaimėjo. Visą šito žaidimo kodą matote dešinėje. Tai yra absoliučiai visas šito žaidimo kodas. Tai yra tai, ką mes darome paskaitose. Didžiausias indėlis mokantis kurti robotus yra sugalvoti logiką, sugalvoti procesą nuo iki, kaip kas turi vykti, kas po ko turi vykti, ar ne, kada robotas turi sugalvoti skaičių, kada turi paklausti žmogaus, kada turi pastikrinti, ar žmogus atspėjo. Pačius blokus sudėlioti yra tik tai maža dalis, tai yra labai supaprastinta ir labai paprasta padaryti. Visgi, sukūrėme šitą žaidimą ir tada robotas sako, atsibodo spėlioti tą tavo skaičių, atsibodo, kad tu man spėlioji mano skaičių, dabar sako robotas, žmogau, tu sugalvok skaičių nuo 1 iki 10. Tas pats žaidimas iš kitos pusės. Tu sugalvok skaičių nuo 1 iki 10. Ir tada aš robotas, bandysiu jį atspėti. Ir jeigu neatspėju, pasakyk spėti didesnį ar mažesnį. Tokia logika yra vėlgi visas absoliučiai kodas nubraižytas dešinėje pusėje. Nuo nulio. Mūsų darbas yra susitampyti tuos blokus, kaip ir matėte, ar ne, yra blokas, aš įsitempiu, užsidedu rodiklėlę ir sakau, po šito veiksmo darai šitą, po šito darai šitą ir pasidarai šitą diagramą. Ir visas šitas žaidimas yra padaromas naudojant, kiek čia gaunasi tų aktyvičių, 2, 4, 6, 8, 10 aktyvičių, 10 blokų. Užtenka 10 blokų, norint padaryti šitą funkcionalumą. Jeigu rašant kodų, čia būtų, priklausomai be abejo, kodo eilutės visada yra žmogaus dalykas, bet ko gero be 50, be 100 kodo eilučių nelabai išsiverstumėt, kad parašyti šitokį žaidimą. Tuo labiau su visom lentelėm ir visais paklausimais ir pasveikinimais. Kitas projektėlis, kurį darom, labai puikiai padeda išmokti ciklus, yra paslėk bombą. Ar ne, robotas sukuria 100, atsiprašau, čia gramatinė klaida, 100 failų kompiuteryje. Atsitiktinėse 10 iš tų failų įrašo žodelį boom. Darbą pradeda kitas robotas, nes, na, šiaip galima daug ten robotukų pasidaryti.
Robotas išminuotojas ir išminuotojas randa visas paslėptas bombas ir tuos failiukus ištrina. Šitoks projektas labai puikiai išmoko mus ciklus ir darbą su kompiuterio failais. Ir tai nebesvarbu, ar tai bus tekstinis failas, tai gali būti PDF-inis failas, tai gali būti Excelis, tai gali būti Wordinis failas, ar ne? Čia iš tikrųjų problemos nėra. Robotai dirba su bet kuo. Jeigu jūs tą galite padaryti kompiuteryje, tą gali padaryti robotas. A, Atsakant į dažnai kylantį klausimą, robotas gali paspausti, aš ne robotas, ar ne? Tai čia sustabdymų nelabai yra. Kitas robotukas, kurį jau darome, kai išmokstame šiek tiek dirbti su naršyklėmis, yra kainų surinkėjas. Tokiu principu veikia, mums ko gero žinomi kainų 24 ir visi kiti puslapiai, ar ne, kurie eina per puslapius, renkasi informaciją apie kainas, jas nusiskaito ir tada savo svetainėje rodo. Mes lygiai tokiu pačiu principu sukūrėme robotą, kuris eina į puslapius, nesvarbu tai Amazonas, AliExpressas, senukai, pigu LT varlė, surinkinėja kainas, tūkstančius ir tūkstančius kainų ir tada palei tuos surinktus suriktą informaciją paruošia ataskaitą ir pasako, pavyzdžiui, šitos prekės kaina šiandien yra sumažėjusi ant 15%, galite nusipirkti šitą prekę pigiau. Išsiunčia, pavyzdžiui, mum laišką, nes su robotais labai dažnai siuntinėjame laiškus. Savo artimiesiems, ar ne, nesvarbu kam, išsiunčia robotas laišką, kad žiūrėk, važiuok į šitą parduotuvę, šiandien ten yra pigiau. Robotas tą dalyką atlieka naktimis, automatu, kiekvieną dieną ir jums to net nereikia daryti, jis tiesiog atlikinėja šitą darbą. Kai mes pradėjom kurti robotus, labai nemažai mano žmonių, kurie pas mane mokėsi robotus, buvo pasidarę sąskaitų mokėjimą. Tada viena sąskaita LT nebuvo toks populiarus dalykas ir sąskaitas reikdavo mokėti per atskiras sistemas, tai žmonės pasidarydavo robotus, kurie į Excelį suvedus visas apmokamas sąskaitas, nueidavo į skirtingus puslapius ir ten apmokėdavo sąskaitas. Tai irgi būdavo optimizavimas. Po to atsirado viena sąskaita LT ir tai tapo ganėtinai patogiau ir galima padaryti iš telefono. Ir dar vienas projektėlis, kurį labai mėgstu akcentuoti, prie jo pasėdėm ilgiau, yra greitieji piršteliai, ar ne? Turime projektą, kam teko susidurti, yra svetainės, kurios tikrina, kaip greitai mokame rašyti, ar ne? Kaip greitai rašome žodžius. Ir tada kūrėme robotą, kuris atsidaro naršyklę, sako, aš noriu pradėti tą žaidimą ir žaidžia tą žaidimą. Nusiskaito vieną žodį, įrašo, nusiskaito vieną žodį, įrašo, nusiskaito vieną žodį, įrašo. Ir mūsų ten tikslas yra padaryti kuo greičiau mokantį rašyti robotą. Pradedam nuo 40 žodžių per minutę, būna ir nuo 20. Šitas pavyzdys berods bus ar ne 1500 žodžių per minutę. Mano asmeninis rekordas buvo ar ne 18 tūkstančių žodžių per minutę. Čia yra vidutinio greičio robotas, jį dar galima optimizuoti, bet čia yra nesugreitintas video, kaip atrodo roboto darbas. Jis atsidaro tą sistemą, skaito žodį ir sako, pradedam žaisti. Taip, ir jisai skaito po vieną žodį ir jį rašinėja į šitą langelį apačioje, klaviatūroje spaudo raides ar ne, ir rašinėdamas tekstą. Ir galų gale čia 6700 žodžių per minutę. Na, čia tas pats video kartojas, ne? Antrą kartą. Taip, iš tikrųjų, tiek šiandieną norėjau jums parodyti ir papasakoti apie kursą.